Ką darbuotojui daryti, jei darbdaviui yra paskelbiamas bankrotas? Žinoma, dažniausiai tokia situacija būna netikėta ir sužinoma paskutinę minutę, kada yra teikiami atleidimo lapeliai. Reikia pažymėti, kad bankroto atveju nutrūksta visi darbo santykiai, kitaip tariant, nėra jokių nei įspėjimo terminų, nei kažkokių papildomų kompensacijų. Tokiu atveju, jeigu darbdavys paskelbia bankrotą, nedelsiant jums reikia kreiptis į nemokumo administratorių. Internete galima sužinoti, koks yra paskirtas nemokumo administratorius ir tokiu atveju būtina parašyti kreditorinį reikalavimą dėl neišmokėto darbo užmokesčio, atostoginių ar kitų priklausančių kompensacijų. Jeigu taip atsitinka, kad jūs praleisite terminą pateikti kreditorinį reikalavimą, gali būti taip, kad vėliau nebegalėsite pristeisti šių sumų. Jeigu darbdaviui paskelbtas bankrotas ir jūs, aišku, negaunate atitinkamų išmokų iš darbdavio, tokiu atveju jūs turite kreiptis į garantinį fondą, tai yra parašyti pareiškimą sodrai, kad jums būtų iš garantinio fondo mokama atitinkama suma. Ši suma yra kasmet skirtinga, todėl dėl platesnės informacijos tikrai reikėtų kreiptis ir pasiklausti sodros skyriuje. Reikia pažymėti, kad paskelbus darbdaviui bankrutuojančiu ir nutrūkus darbo santykiam jūs nesate socialiai draustas. Tokiu atveju jums nedelsiant reikia užsiregistruoti į užimtumo tarnybą. Tokiu atveju jūs turėsite galimybę ne tik gauti nedarbo išmoką, bet ir būsite socialiai draustas. Nedarbo išmoka yra skiriama, jeigu jūs 30 mėnesių iki pasikreipimo turite darbo stažą ir ši išmoka jums skiriama 9 mėnesius. Jeigu jūs to nepadarysite, neužsiregistruosite darbo biržoje, tokiu atveju nėra tikimybė, o tai bus, kad jūs nebūsite socialiai draustas ir jums pasikreipus į polikliniką ar į kitokią gydymo įstaigą už jūs nebus mokami mokesčiai ir jums reikės papildomai mokėti iš savo kišenės už teikiamas paslaugas. Be nedarbo socialinio draudimo išmokos taip pat yra galimybė gauti ir darbo paieškos išmoką. Tačiau šiuo atveju jums reikia vėlgi užsiregistruoti į užimtumo tarnybą ir tokiu atveju kreiptis dėl galimybės gauti šią išmoką.